Sveiki. Sulaukiau vieno žmogaus klausimo, dėl ko atsitiko tam tikri blogi dalykai jo gyvenime. Dėl ko tą žmogų išdavė, įskaudino. Konkrečios situacijos nepasakosiu, nes skausmas, išdavystės, kančia kažkuo yra panašus, nes mus tarsi uždaro, įkalina tas skausmas, netektys. Viduje tarsi nebematom išeities, imam kaltinti save, kitus. Na, o kito žmogaus poelgis, to, kuris įskaudino, kuris padarė kažkam blogą, dažnai lieka be atsakymų, nes žmogus darydamas blogą neaiškina. Dažniausiai būtent nenori kalbėtis, nenori atverti savo širdies ir tada tam, kuris lieka įskaudintas, būna dar didesnė kančia, kadangi lieka klausimai, kodėl, už ką ir taip toliau. Žinoma, tokios situacijos kalba apie mūsų vidinės žaizdas, nes psichologiškai stiprus, psichologiškai sveikas, dvasingas, tikrai tikintis žmogus nedaro blogą kitam, nesielgia taip, kad kiti aplinkui jį kentėtų. Bent jau stengiasi paaiškinti. Ir būtent dėl to, kad, kaip sakiau, blogis dažnai yra beveidis, jis yra tarsi, kaip Karavadžo paveiksluose, tamsus. Dėl to labai dažnai mums lieka daug klausimų, neaiškumų, kodėl taip atsitiko. Ir labai dėkoju tam asmeniui, kuris man parašė asmeniškai, taip pat ir jūs kiekvienas galite klausti, rašydami į kanalo aprašyme esantį nurodytą elektroninį paštą. Žmogus pastebėjo, kad aš sugebu atversti tas eilutes, Biblija per mane kalba, išgirsta atsakymus tam tikrus, viešpats per šventąją dvasią siunčia mums kiekvienam tam tikrą žinutę. Ir šį kartą, paėmusi Bibliją į rankas, pasimeldusi ir paprašiusi šventosios dvasios atsakymo į tą klausimą, kodėl taip nutinka ir kodėl tam žmogui taip nutiko. Kaip visada visiškai atsitiktinai atsiverčiu kurią nors Biblijos vietą, mano Biblija yra nedidelė, telpa beveik į delną, dėl to yra labai patogu. Ir iš karto akys užkliuvo už Jobo knygos 24 skyriaus 13-25 eilutės. Eilutės labai iškalbingos, atsako į šį užduotą klausimą. Paklausykite. Yra žmonių, kurie maištauja prieš šviesą, nežino nieko apie jos kelius ir eiti jos takais atsisako. Kai visur tamsu, žmogžudys keliasi užmušti vargšų ir beturčio, naktį jis eina vogti. Ir svetimautojo akys laukia sutemos. Niekas manęs nematys, murma jis, gobtuvų slėpdamas veidą. Tamsoje vagys įsilaužia į namus. Dieną jie nesirodo. Kas yra šviesa, jie nežino. Mirties tamsa jiems visiems rytas, nes jie mirties tamsos draugai. Jie ant vandens plūduriuojanti šiaudas, prakeikta jų dalis žemėje. Te nepasuka joks darbininkas jų vynuogyno link. Kaip sausra ir kaitra sunaikina sniego vandenis, taip Šeolas te praryja tuos, kurie nusidėjo. Net motina juos užmiršta, bet kirmėlėms jie saldūs, užmirštas jų vardas. Nedorybė palaužta tarsi medis. Jie skriaudžia bevaikę moterį ir nepadeda našliai. Dievas savo jėgą suvaldo enkėjus
Jis pakyla ir nedoras žmogus miršta. Dievas gali leisti jiems saugiai gyventi, bet stebi visus jų kelius. Išaukštinti trumpą valandėlę, jie vėl pranyksta, nuvysta ir supleišėja kaip dedešvos žiedas, nusvyra kaip javų varpos. Argi ne taip? Kas paneigs, ką sakau, arba įrodys, kad mano žodžiai nieko verti. Tai buvo eilutės iš Jobo knygos 24 skyriaus 13-25 eilutės. Mane kartais stebina šventasis raštas, kaip jis tiksliai atsako bet kokį užduotą klausimą. Visą gyvenimą jaučiau ryšį su šventąja dvasia, su Kristumi, su apvaizda, su dangumi. Žinojau, kad galiu rasti atsakymus truputėlį daugiau negu kiti, tačiau niekada nebuvo galimybių ir progos, kaip tą panaudoti, kur dėti tą galimybę tokią atvertą šventosios dvasios kelią per žodį, per mintį, pasakyti šiek tiek daugiau negu šiaip mes esam įpratę atsiversti Bibliją ir pagal kažkokius kanonus ir dogmas ją skaityti. Šiuo atveju Biblija tampa pranašiška knyga, kuri nekalba apie ateitį, čia ne apie burtus, čia ne apie tai, o apie gebėjimą per Bibliją atrasti praktiškai visus atsakymus į mums kylančius klausimus. Taigi ir tam žmogui aš nusiunčiau šitas eilutes, buvo apstulbęs, be galo dėkingas ir žinoma, įdomu mums ir visiems, manau, kad kažkam ir iš jūsų šios eilutės taip pat prakalbės ir dar kartą trumpai paantrinkim, praskleiskim šių eilučių potekstę, kurios kalba apie tai, kad yra tam tikra rūšis žmonių, kurie daro piktą, daro blogą ir jie yra tamsos vaikai, jie yra tarsi maištininkai prieš šviesą. Ir galbūt mums atrodo, kad jie gyvena patogiai, nes Dievas gali leisti jiems saugiai gyventi, bet Viešpats stebi jų kelius ir ši ištrauka mums skelbia, kad tokie žmonės, net jeigu gyvena saugiai, patogiai ir deklaruoja tam tikrą kabutėse gerą gyvenimą, jie paprastai nieko nežino apie šviesos kelius ir atsisako eiti jos takais. Dėl to jie renkasi tamsą perkeltine prasme, kad visus savo blogus dalykus jie nori paslėpti, paneigti, niekada neišpažins, neatsiprašys, nepripažins savo klaidų, nes jų širdyje, jų veiksmuose, jų mintyse daug tamsos, daug blogų dalykų, kurie čia įvardinti labai dramatiškai ir vagystės, ir įsilaužimai, ir net žmogžudystės, tačiau žinoma, čia yra hiperbolizuojama, reiktų kalbėti apie perkeltinę prasme, kad tokie žmonės apvagia kitus, nuskriaudžia, nužudo perkeltinę prasme kitų jausmus, santykius. Ir žinoma, dėl viso to jie patys murma, jie patys kitus kaltina, gobtuvu slėpdami veidą. Taigi slėpdamiesi už tam tikrų kažkokių tai trafaretų, taisyklių, dogmų, išsigalvojimų, jie įsilaužia į kitų gyvenimus ir sujaukia, išdarko, palieka tamsą po savęs. Dėl ko? Dėl to, kad jie ant vandens plūduriuojantis šiaudas. Jie neturi krypties, neturi aiškumo, kur link jie eina. Pasitaiko nauji santykiai puola į naujus santykius, pasitaiko didesni pinigai puola prie didesnių pinigų. Kas nors ką nors pasako, tiki gandais, pletkais, maišto istorijom. Žmonės tokie yra plūduriuojantis ant vandens šiaudas,
Kur juos neša, ten jie plaukia. Prakeikta jų dalis žemėje. Ten nepasuka joks darbininkas jų vynuogyno link. Jų vynuogynas bus, kaip praėjusiam mūsų įraše yra, tiesiog auginantis rūgštuogės. Prastas uogas, kurių niekas nenori valgyti ir kurios neneša to jokio tikro derliaus. Taip pat kalba ištrauka apie blogus jų santykius su artimaisiais, apie nedorybę jų širdyje, apie tai, kad jų gyvenimai dažnai yra turintys daug įvairių lūžių, kad nedorybė jų gyvenimus laužo, kad jie skriaudžia kitus, skriaudžia silpnesnius, skriaudžia ypač moteris, skriaudžia tuos, kurie negali pasipriešinti jų agresijai, jų pykčiui, jų tamsai. Ne visi žmonės yra stiprus ir žinoma, tokiu atveju Dievas stebi jų kelius ir jeigu ir leidžia jiems saugiai gyventi arba net išaukština trumpą valandėlę, jeigu Viešpats ir išaukština tokius žmonės trumpą valandėlę, jie greitai vėl pranyks. Jie greitai nuvysta ir supleišė kaip dedešvos žiedas. Reiškia, Viešpats kaip mylintis ir visako tvėrėjas, jis suteikia ir tokiems žmonėms kažkokią galimybę, duoda būdą pasitaisyti, dėja jie žinoma, kad tuo nepasinaudoja. Taigi, nebūkime tais ant vandens plūduriuojančiais šiaudais, turėkime tvirtą pagrindą po kojomis, o tas tvirtas pagrindas yra Jėzus Kristus, šventoji dvasia, Viešpats, Biblija, kuri padeda mums laikytis šviesos krypties, šviesos tako. Ir tada mes, žinoma, galime domėtis ir daugybė kitų dalykų ir nebijoti išklysti iš kelio ir neįsileisti į savo dvasinius vidinius namus, tokių, kurie gali mums pakenkti. Taigi, ištverkime tai, kas nutinka negera, kas yra bloga, nesiskųskim, o tiesiog perskaitę tokias eilutes, medituokim, melskimės su tokiomis eilutėmis ir mūsų skausmas nurims, jį išgydys Viešpats, šventoji dvasia ir širdis galės džiaugtis gyvenimo iš naujo, nes esam šviesos vaikai. Tai dėkoju Viešpačiui per jį, su juo ir jame, iki kitų susitikimų.